Rudeninis tręšimas turbūt yra vienas universaliausių ir paprasčiausių tręšimų, kai nereikia galvoti nei apie pakuotę, nei apie trąšų sudėtį. Tiesiog žinome, kad artėja ruduo ir ši tema tampa aktuali jau nuo rugpjūčio vidurio, kai pradedame ruošti mūsų augalus tiek rudeniniam derėjimui bei žiemojimui, kai nežinome būsimų orų sąlygų ir kokia žiema laukia. Bet augalams turime tikslą užtikrinti pasiruošimą žiemojimui, tai vadinasi pakankamą maisto medžiagų sukaupimą, sumedėjimą bei norime nebeskatinti augimo, to vėlyvo augimo, kai augalai, tos naujai užaugintos augalų dalis nušalo. Įprastą vasarinį sezoninį tręšimą, įprastomis jiems skirtomis trąšomis, pakeičiame tiesiog universaliomis rudeninėmis trąšomis, kurios dažniausiai naudojamos mineralinės tirpios trąšos, beriamos po visais augalais. Rudenį tręšiame tiek daržą, tiek veją, tiek vaismedžius, tiek ir dekoratyvinius žiemojančius augalus, kurie tikimės, kad ir kitą sezoną žydės lygiai taip pat gražiai ir bus pasiruošę sutikti būsimus orų iššūkius. Tai rudenį taip pat aktualu ir dolomitvilčiai bei kalkių granulės, kuriomis reguliuojame pH, kadangi dirvos natūraliai linkusios rūgštėti dėl natūralių procesų dirvoje bei naudojamų trąšų, tad pakeldami pH vertę didiname ir išberiamų trąšų pasisavinimo efektyvumą. Augalai geriau pasiema maisto medžiagas ir tos trąšos yra panaudojamos efektyviau jiems ruošianti žiemoti. Tręšti rudeninėmis trąšomis yra labai paprasta, tai tiesiog jūs jau viską žinote. Aš priminsiu, jeigu kalbame apie vaismedžių tręšimą, barstome gerą saują, priklausomai be abejo nuo medelio dydžio, aplink jo pomedėje. Tiek suformuotame pomedėje, tiek gali trąšos būti barstomos ir ant žolės. Kad efektyviau būtų panaudotos, galime lengvai grebliuku įterpti, bei be abejo nepamirškime palaistyti, jeigu yra šiek tiek sausesni orai. Nes tik ištirpusios trąšos tampa prieinamomis maisto medžiagomis augalams. Nors rudeninis tręšimas būtinas visiems augalams, tačiau nepamirškite pačių dekoratyviausių bei be abejo visžalių. Būtinai patręškite rododendrus bei spygliuočius, kurie nekeičia nei lapelių, nei spyglių, tad jie yra itin jautrus būsimiem orų pasikeitimams. Na, rudeninės trąšas beriu po šią šlatelinę hortenziją, kadangi noriu, kad jie puikiai išžiemotų bei kitais metais žydėtų dar gražiau. Prenumeruokite Žalia stotelė kanalą ir kartu sulaukime skanaus bei gausaus derliaus.